Sveiki mūsų bibliotekos skaitytojai ir tinklalaidės klausytojai. Su jumis sveikinamės jau trečiame Skaitau ir gyvenu tinklalaidės sezone ir šiandien esame pirmame epizode, kuriame pas mus svečiuojasi Erika Vaitkuvienė. Sveika, Erika. Labas, Gabrielė. Tai norėčiau tavęs paprašyti, kad mūsų klausytojams prisistatytum, trumpai papasakotum apie save, apie, nežinau, savo gal trumpai apie ryšį su knygomis ir apskritai, ką tu veiki gyvenime. Trumpai, gerai. Tai kaip jau ir pristatėjau, esu Erika Vaitkuvienė. Esu ištekėjus jau beveik 11 metų. Turiu nuostabų vyrą, auginu šunį katiną. Kas liečia apie knygas, knygos pas mane į gyvenimą atėjo ganėtinai, sakyčiau, vėlai, bet tada, kai man reikėjo surasti atsakymus į dalykus, apie kuriuos tiesiog nežinojau, nesupratau ir neradau apie tas paprastai savo atsakyti kaip. Tai iš esmės knygos man yra gal toks nekiek malonumas šiaip paskaityti, o daugiau yra susidėlioti mintis ir atsakyti savo vidinius kažkokius klausimus. Tai viena iš pirmųjų knygų atėjo pas mane, tai Robin Sharma, kaip vienuolis pardavė Ferrari, apie ją sužinojau per pardavimo mokymus. Kai dirbau dar Tele2, buvo tokie mokymai ir mūsų lektorė labai faina ir jinai sako, ar skaitė tą knygą, nes ten yra labai paprastai papasakoti apie tą pardavimą. Tai va šitas užkabino ir nuo to prasidėjo mano visas tas toks knygų skaitimas. Kas liečia toliau, jeigu šiaip apie save, tai šiai dienai aš esu vadinamasis solo verslo atstovas arba freelanceris, arba kaip nori tai pavadinti. Tiesiog padedu žmonėms su socialiniais tinklais, svetainėmis ir visais kitais socialiniais dalykais, ko jiems reikia, jie gali kreiptis ir tiesiog paprastai. Taip, tai tiek. Tai aš esu numačius mūsų pokalbį tokias kelias dalis. Tai pirmiausia apie knygas, tada norėsiu šiek tiek, kad daugiau papasakotum apie savo veiklą, nes tikrai manau, kad žmonėms įdomu išgirsti daugiau, kaip atrodo ta socialinių tinklų kūrėjos, pagalbininkės kitų verslams kasdienybė ir kaip galbūt tos knygos ir socialiniai tinklai susijungia tavo gyvenime. Bet pradėkime nuo knygų, kaip ir minėjau. Yeah. Tai jau užsiminėjai apie tą savo pirmąją knygą, nuo kurios prasidėjo visas tas užsikabinimas. Tai kodėl tave būtent patraukė galbūt negrožinė literatūra? Nes iš šiaip, kiek žinau, daugiausia skaitai negrožinę literatūrą. Tai ar tai toks buvo kažkoks spontaniškas būtent pasirinkimas prasidėjęs nuo tos knygos, kuri patiko, ar kažkaip natūraliai užgimė tas noras labiau supras pasaulį per tą tokią gal ir kitokio, ne kad grožinės literatūros, ne per romanų prizmę, o per tokią rimtesnę literatūrą? Iš esmės taip, aš niekada nežiūriu į gyvenimą labai paprastai, jeigu taip nuo to pradėti. Tai todėl gal mano ir knygų pasirinkimas yra šiek tiek įdomesnis, ir kitokesnis, gal ne kiek įdomesnis negu dauguma, tarkim. Vieniem patenka skaityti romanus ir tiesiog galvoti, kaip aš ten gyvenčiau, susikurti savo burbulą, kaip gražu ir panašiai. O kitiems patinka gilintis į labai ten sistemiškus kažkokius aiškius dalykus, o man patinka, kai yra apie filosofinės, gal šiek tiek prasmės, kažkiek psichologijos ir kai tave paveikia. Tai realiai knygos atėjo pas mane, kaip ir sakiau, į gyvenimą tada, kai man jų reikėjo. Kai atrodo, kad viskas sustoja ir tu nebematai tos šviesos, to tinkamo kelio, kuris tave skatintų judėti į priekį. Tai va ta knyga Vienuolis pardavė Ferrari. Aš ją taip lėtai skaičiau, nes mane jinai taip užkabino, tai po to, kadangi man tai patiko, tai to autoriaus perskaičiau, nežinau, gal kokias 6-7, gal 8, nežinau, kiek ten tų knygų, nes tenais ir apie 5 valandos klubą, ir apie lyderis be titulo, ir kasdieniai pokalbiai ir taip toliau. Šiaip su pavadinimais ir pavardėm man gan sudėtinga, tai galiu kažką ir pražiopsoti ar neteisingai pasakyti. Po to ten, kas liečiasi nuo pačiom knygom, iš jų aš gaunu atsakymus savo. Net nežinau, mano suvokimas gal kažkiek yra kitoks, nestandartinis. Ir kai tu esi pasimetęs ir kai tu nežinai, ko tu nori arba ką tau reikia daryti ir skaitai ten, pavyzdžiui, pasakoja, kad tu ten atsikelsi 5 valandą ryto, darysi tą ir tą, pasidarysi struktūrą ir tau čia bus gerai. Tu gali įtikėti to, arba gali neįtikėti, arba gali pasimti kažkokią dalį, bet visos knygos jos yra pateiktos per tokią
šiek tiek istorinę prasme, su tokiu kaip įvilkimu gražiai ir su tokiu kaip realistiniu. Tai man va, tas taip lengvai skaitos ir man patinka. Bet nėra taip, kad neskaityčiau kitų. Tarkim, labai graži knyga, ten, kur gėda vežiai. Beje, vienintelis turbūt filmas, kuris atitiko knygą mano atžvilgiu. Ir labiausiai sukrėtusi knyga tai Dykumų gėlė. Tai šitą, tai nežinau, galvoju, wow, rimtai pasaulyje taip vyksta ir gali būti tokių dalykų. O toks paradoksas apie va, tas knygas ir filmus, tai Da Vinčio kodas. Knyga buvo wow, o filmas buvo katastrofa. Tai čia toks paradoksas. Tai va, nežinau, atsakiau tavo klausimą ar nelabai. Manau, kad atsakei. O kaip tu atsirenki, kokias knygas skaitai? Na, tarkim, šito rašytojo paminėjai, kad daug knygų, kiek supratau, ir esi perskaičiusi, ne tik, kad jas žinai, bet apskritai, kaip pasirenki, kurias skaityti, nes vis tiek tiek ir tų negrožinių pasiūla tikrai yra nemaža. Tai kas tave paskatina būtent konkrečią knygą paimti? Labai juokingai atsakysiu iš pajautimo. Ta prasme, nėra kažkokios struktūros ar to, ko norisi, man atrodo, šiai dienai, tarkim, noriu perskaityti apie kažką, ten apie daugiau bendrauju su žmonėm, nesuvokiu vieno kito žmogaus principo, tai aš ieškosiu kažkokios psichologinės knygos, kur bus parašyta apie kažkokius žmonių tipus. Kaip ir dabar esu jau susidarius keletą knygų sąrašų, kuriuos noriu perskaityti. Tai esmė tame, man ateina tiesiog momentas, aš kaip sakau, knygos man yra ir kartu atsipalaidavimas, kai tu ramiai geri arbatą ir skaitai knygą, arba ten prieš miegą, bet yra ir tokių momentų, kai tu jauti, kad tave išblaškė visa aplinka ir tu savęs nebesusirenki, tada pasiemi knygą, kuri atrodo tau padės ir jinai padeda, nori, nenori, bet taip yra ir jinai tuo metu sakau kaip iš pajautimo, o kažkaip nėra pas mane, kad va atėjau ir būtent tą. Ir tikrai nežiūriu į tas labiausiai populiarinamas knygas. Taip, vieną iš jų skaičiau, Atominiai įpročiai, jei neklystu, taip vadinasi, ir man patiko. Taip pat man, pavyzdžiui, patinka skaityti apie sportą, tai apie pasiekimus žmonių. Tiek, ta prasme, yra tų tokių momentų, bet jie ateina pas mane atitinkamu metu, atitinkama knyga, pagal pajautimą. Tiesiog. Tai kadangi užsiminė apie tą pajautimą, tai tada paklausiu, o jeigu būna, kad skaitai ir jauti, jog knyga kažkaip neprilimpa, tai tada ją tiesiog padedi į šoną, nežinau, po kiek laiko bandai jai suteikti antrą šansą, ar tiesiog jau ne? Čia dabar man grinai atsiminė viena mano knyga, ne per seniausiai perskaityta, tai Pinigų psichologija. Eik tu savo, tikrai ne mano knyga, bet aš ją perskaičiau. Ar aš iš jos pasiėmiau kažką, pasiėmiau, bet man jinai taip nesiskaitė, nes, kas liečia, žinai, yra tavo sritis, yra tavo pajautimas, yra tavo, tos vietos, kur tave kabina, tau patinka. Tai man, pavyzdžiui, tas Robin Sharma, jis tavęs neįpareigoja, jis pasakoja, ką tu turėtum daryti, bet jis nesako, nėra tos liepiamosios nuostatos, kad tu turi daryti. O Pinigų psichologija, tai ten viskas apie tos skaičius, apie investicijas, apie visą kitą. Taip sunkiai ir nuobodžiai skaitėsi, tai va. Tai čia viskas irgi priklauso nuo tų dalykų, ką tu skaitai ir kaip. Bet yra viena knyga, aš net neįsiminsiu jos pavadinimo, žinau, kad geltona buvo ir tikrai labai išpopuliarinta visų, bet aš paskaičiau ir galvoju, Dieve, rimtai jūs skaito tokias knygas, gerai, čia ne man, bet yra kam patinka. Tai tiesiog. Čia, žinai, kaip sako, skonis draugų neturi. Tikrai neturi ir aš tikrai neperšau, kad skaitykite tas knygas, kurias aš skaitau. Kiekvienas turi rasti tai, kas jam patinka, tiesiog, kad jis jaustųsi gerai ir kad jam patiktų ta knyga, o ne tiesiog šiaip, žinai, pasiėmiau skaityti knygą, kad skaitau ir man nepatinka, nei aš suprantu esmės, nei pagaunu kampo, nei panašiai. Taip. O ar skaitai tik popierinės knygas, ar skaitai ir kitokių formatų, nes vis dėlto yra ir elektroninės, ir audio knygos, ir... Audio knygos man labai patinka. Atsiprašau, nutraukiu tave, bet užsiminėjai apie audio knygas, tai taip, audio knygas perklausiu tikrai ne vieną ir ne dvi. Pavadinimai, sorry, tikrai neatsiminsiu visų. Kaip Pergudrauti velnią skaičiau, tikrai klausiausi, neskaičiau, tai šitą labai kabino, įdomi, gili. Sielų vedlys ar kelionė, irgi nepasakysiu, tai šitą irgi klausiausi. Tada ir viskas, daugiau nepamenu, žinot, pavadinimus, stovi prieš akis paveiksliukas, bet dėja. Tai jo, man patinka audio knygas klausytis, aš dažnai važiuoju į Klaipėdą, tai man yra vienas iš tų momentų, kai
turiu laiko arba kai tiesiog namuose būni ir norisi kažkokio vaibo, nes arba muzika, arba va audio knyga, vienas iš dviejų. Tai čia toks pasirinkimas. Kas liečia dėl kažkokio kito tipo, tai ne, kito tipo nepatinka, man patinka popierius. O kas liečia internetinės platformas, tai skaitau daugiausiai apie savo darbą. Visokius komercijos ten arba socialinių tinklų atnaujinimus ir visus kitus. Tai kas susijęs su, tai iš tikrųjų pakanka tų skaitalų elektroniniai erdvėj. Taip. O kadangi skaitai vis dėlto ir tas popierinės, tai nesi tas skaitytojas, kuris, žinai, mėgsta pasižymėti kažką. Ne. Jeigu man labai patiko mintis, tai jeigu patiko idėja, tai aš ją persifotkinsiu į telefoną, bet kažko rašytis tai tikrai nesu. Ir jeigu man tos minties reikės kažkur, aš turiu pasidaręs ne telefoną tokią galeriją screenshotų, nes būna kartais, bet šiaip iš esmės jau turiu irgi keletą knygų, kurios yra kasdienės, kur yra parašytos kažkokios kasdienės mintis. Ir jeigu tu jautiesi kažkaip ne taip, atsiverti tą knygą šiandienos diena, ten tarkim mane kaip dabar yra vasario 13, tai pasižiūri ir tenais būna kažkoks intarpas ir parašytas kažkoks sakinys, tekstas ir pagauni tą mintį, tą citatą ir tu susidėlioji, tau jinai limpa šiai dienai ar ne. O ką galėtum šiaip pasakyti iš savo perspektyvos, tiesiog asmeninės, tiem žmonėm, nes tikrai žinau, kad tokių yra bent kažkokia dalis, kurie galbūt mano, kad ta grožinė literatūra, kad jinai galbūt jiems per daug rimta bus, sudėtingai skaitoma, galbūt nuobodi bus. Ką tokiems pasakytum? Kodėl verta vis dėlto yra skaityti tą negrožinę literatūrą? Verta ar neverta, čia vėlgi yra toks, kaip pasakyti, retorinis klausimas. Kodėl? Nes kiekvienas tą vertę supranta kitaip ir kiekvienas iš apskritai visų dalykų pasiema savo ten arba nepasiema. Tai kaip paprastai nueik į kokius mokymus, bus vis tiek 10% žmonių, kurie išeis laimingi patenkinti ir atsiras 3% žmonių, kurie sakys, oi, kaip buvo blogai, aš ten nieko nesupratau, man buvo sunku. Tai čia lygiai tas pats su ta pačia knyga. Vienam ta knyga atrodys labai sudėtinga ir sunkiai skaitosi, vadinasi, jinai ne jam. Jisai turi ieškoti principą tos pačios knygos, tik parašytos gal kažkaip labiau prieinamesnė kalba jam, o ne kažkam. Kas liečia, aš sakyčiau, tiesiog kiekvienas turi surasti iš pajautimo. Tarkim, mano vyras, jisai be galo mėgsta skaityti detektyvus, košmarus visokius ten ir panašiai. Taip, aš jau vieną iš jo knygų skaičiau, irgi pavadinimo nepasakysiu, tai viskas ok, bet ar tai mano žanras? Ne, tai ne mano žanras. Aš galiu vieną kitą perskaityti, bet man jos yra toks, ne mano stilistika, tiesiog. Tai per pastaruosius tos metus tavo, nebūtinai, kad per pastaruosius keliarius metus, bet apskritai nuo tada, kai bent kažkiek prisilietei prie knygų, tai tas, kaip suprantu, žanras, stilistika nelabai ir keitėsi, tiesiog išliko. Ne, ja, aš pajutau, kad ten man patinka. Man įdomu, iš ten aš kažkokios informacijos gaunu ir pasikraunu ir pailsiu ir tiesiog tai ne, papildomų kažkokių daugiau nelabai, atsiranda, nesakyčiau, irgi, vėlgi, taigi kaip dykumų gėlė, jinai visiškai nebuvo, bet aš paskaičiau vienos influencerės, pasiklausiau įžvalgas ir mane tiesiog sudomino, galvoju, įdomu, kas čia bus ir paskaityti tokią. Tai viskas ok, kaip Da Vinčio kodą pamačiau pas draugę, jinai skaitė ir sakau, patinka. Sako, tokia įdomi, ten reikia ieškoti, narplioti, galvoju, ieškoti, narplioti, gerai, tai čia irgi sužaidžia tas kažkiek detektyvinis požiūris. Tai va. Gerai, tai dabar pereikim prie tos tavo darbinės pusės, kad dar šiek tiek atsiskleistum kaip asmenybė mūsų klausytojams. Tai estetika verslui. Tai papasakok, nuo ko viskas gimė, kaip šitą idėją išsivystė. Taip, tai paviešinai mano pavadinimą, ko galvojau, kad gal ir nereikės. Tai estetika verslui iš esmės gimė iš noro padėti ir sujungti savo turimas žinias ir tiesiog padėti verslams arba apskritai tiesiog žmonėms, kurie kuria turinį, arba nori sukurti savo kažkokią erdvę, kur galėtų dalinti savo mintimis, bet nežino, kaip tai padaryti.
nežino, kaip susidėlioti spalvas, nežino, kaip susidėlioti šriftus, nežino, kaip susikurti svetainę ar apskritai socialinį tinklą ir net nesiorientuoja, ką ten reikia daryti, bet turi be galo daug minčių. Tai man su tokiais žmonėm labai patinka dirbti, kai jie žino, ko nori, bet nežino, ko nori. Tai mano ta dalis ir yra išsiaiškinti, ko jiems reikia, ko jie nori, sustrateguoti, sudėti viską į savo vietas. Tai iš esmės, ką aš darau, aš administruoju socialinius tinklus, padedu kurti turinį, galiu sudėti tiek strategiją, tiek spalvinę gamą, tiek vizualinę dalį, tiek filmavimo kažkiek montavimo dalykų. Ir lygiai taip pat visi ten Meta Ads, Google Ads, Facebookas, visas, kas ten, ką nuo pradžių svetainės, kaip aš sakau, nekuriu pernelyg sudėtingų, nes tikrai nesu programuotoja, bet jeigu tau reikės svetainės ten šopo, parduotuvės ar tiesiog savo profilio puslapio arba savo paslaugų puslapio, tai jo, visi šitie dalykai, viskas yra ok. Ir kaip atsirado pati estetika verslui. Gavosi taip, kad aš tiesiog paskutiniam darbė pajutau tą tokį pajautimą, kad man patinka kažką kurti. Vizualiai daryti, dėlioti, man patinka tie šriftai, spalvos ir panašiai. Išėjus iš to darbo, tiesiog pasiėmiau darbo biržos siūlomus kursus ir baigiau e-komercijos kursą su RPA. Tai esmė tame programavimo tą dalis, kur galima viskas ok, bet jinai nėra mano tas arkliukas, robotinis automatizavimas, o visi e-komercijos dalykai, tai man patinka, man įdomu, kas vyksta, man įdomu tos aktualios ir tai šita specialybė yra, kad tu visada turi mokytis, tu negali sustoti, nes jeigu tu nesimokai, jeigu tu nesigilini, praeis savaitę, mėnuo ir tu žiūrėk, jau tu esi atsilikime ir tu niekada nebūsi priekyje tų žinių, kad ir kiek besidomėtum. Tai šitas mane vaibina, nes tu visada gali save tobulinti ir tu niekada nesustosi ant tos pačios vietos. Tai visi dirbtinio intelekto įrankiai ir panašiai kūriau savo avatarą, bet pajutau, kad tai ne apie mane, aš vis tiek noriu būti tokia, kokia aš esu, o ne ta nuglūdinta, nuzulinta ir tokia blizganti lėlė. Tai tiesiog, man atrodo, natūralumas, autentiškumas yra pagrindas viso ko ir aš ties tuo ir su tuo einu. O pats estetika verslui pavadinimas gimė labai juokingai, tai iš tikrųjų mano vardas yra Erika, o pavardė Vaitkuvienė. Tai pavadinime dubliuojasi EV, tai ieškojau, kas atspindėtų tai, ko aš noriu. Pas mane pagrindinis prioritetas yra estetika, kad viskas atrodytų gražiai, švariai, tvarkingai. O antras žodis verslas, tai tiesiog orientacija į tai, ką, su kuo ir kam tu darai. Tai tokia paprasta istorija ir toks paprastas apibūdinimas mano veiklos dabartinės. O dabar gal paprašysiu, taip nežinau, man atrodo, kad daugelis žmonių, kurie šiaip ir gal klausosi mūsų dabar ir apskritai toks visuomenėje sugidėjus gal tokį stereotipą, kad žmonės, kurie dirba iš namų yra tie vadinamieji freelanceriai, tai jiems toks gal darbas pavydėtinas, nes nėra aiškių darbo valandų, tu nesėdi kažkur ofise ar kažkokia kita veikla neužsiemi nuo 8 iki 5, nėra to tokio aiškaus režimo, tai toks gaunasi, kad romantizuojamas galbūt šitas darbas, bet o kaip yra iš tikrųjų, kaip atrodo ta tavo darbo diena? Galiu pasakyti taip, darbas ant savęs apskritai jis yra labai sudėtingas, nes tu neturi to stabilumo, kurį tu turi eidamas į darbą. Tu vien atėjęs pro duris į savo darbo vietą, tu žinai, kad tu gausi atlyginimą, ne? Nesvarbu, kiek tu padarysi, daugiau, mažiau, bet tu vis tiek gausi darbo užmokestį, ne? O kai tu dirbi ant savęs, kai tu pradedi daryti savo, vienas dalykas, parodyti save ir papasakoti žmonėm, ką tu darai ir kaip tu darai, yra čia vienas iš tų sudėtingesnių momentų. Antras dalykas yra suvokti tai, kad tu vis tiek mokėsi mokesčius, nes tu turi išsimti individualią veiklą, turi išmokti juos skaičiuoti. Tai tu tampi ir apskaitininkas, ir savo buhalteris, ir klientų paieškos, ten kažkoks atstovas, ne, ir tas pats vadybininkas, nes tu turi save parduoti, ir dar turi kurti ir savo turinį, ir dar turi tenais kažką publikuoti, rodyti, kas esi ir kodėl. Ir viską turiu suglaudinti ir padaryti. Tai tas momentas, kad tu gali planuoti savo laiką taip, kaip nori, taip, aš galiu dirbti 2 valandą nakties, aš galiu dirbti 8 valandą ryte. Tai yra mano pasirinkimas, kaip aš pasidarysiu, bet esmė yra, vis tiek yra terminai, vis tiek yra laikas, kai tu darai. Tarkim, kaip atrodo mano darbo diena. Jos visos yra skirtingos, nes aš, kaip ir minėjau, aš nesu susikoncentravus ties į vieną sritį. Gal tai nėra labai gerai,
bet aš visą gyvenimą buvau toks biški multitaskinantis žmogus, nes man nepatinka užsisėdėti vienoje vietoje, aš pradedu dūsti, tai todėl pas mane yra ir vizualinė dalis, ir techninė dalis, ir tai gaunasi viena dalis papildoma mano galva, nes reikia galvoti ir mano smegenys užsikūrė ir turi sugalvoti schemą, kaip ten ką padaryti, o kitas dalykas yra kūryba, kur tu kuri vizualinę dalį, tai pas mane yra ir tų kažkokių ten lankstinukų, brošiūrų, yra ir svetainės, kurias reikia sudėlioti nuo A iki Z. Ir yra ten užsakomosios reklamos, kur tu jau turi sukurti reklaminius kambarius. Kiekvienas dalykas yra skirtingas. Šiaip realiai pas mane klientai visi yra neišplungęs. Gal todėl, nes aš apskritai nesiafišuoju ir jie ateina organiškai ir natūraliai. Ir dabar pagrindinė viskas eina per atsiliepimus, viens per kitą ir panašiai. Tai kad kažkaip ten dėliotis, tai kaip papasakoti apie savo dieną, nu nežinau. Kompas, telefonas, kitas kompas ir dar vienas telefonas, viskas. Ir dėliojasi iš eilės, ką tu turi padaryti, nes vis tiek turi pasirašę savo planą, kas yra prioritetiniai darbai, kurie yra momentiniai padarai, atsiskaitai ir viskas, yra ilgalaikiai projektai, yra, tarkim, administravimo dalykai, kur tu ten jau tiesiog turinį turi sudėlioti ir turi, kad jisai gražiai sugautų ir viską sudėlioti ir sutvarkyti. Čia viskas labai priklauso, kokios dienos ir kaip yra. Aš turiu pasidarius tas savo dienas, kokios jos turi atrodyti, bet ar čia labai reikia plėtotis, nežinau. Tai dar yra tas momentas, kaip aš sakiau, pas mane klientai didžioji dauguma yra, ta prasme, apskritai išplungės neturiu, tai didžioji dauguma yra Klaipėdoje arba kitose Lietuvos miestuose. Tai aš į Klaipėdą važiuoju savaitę 2 kartus, dar lankau dabar mastermind grupę pagal Kaizeną, savęs tobulinimą ir panašiai, tai lygiai ten, kai važiuoju ten, tai pasidarai ir susitikimus su klientais. Tai va, tai iš esmės taip. O esi kažkokias kaip ribas nusibrėžusi, kad, tarkim, tas darbas netaptų, kad 24 valandas 7 dienas per Čia, žinai, savaitę. yra tas momentas, kai tau patinka, ką tu darai, tai tu prarandi tą laiko suvokimą. Tai jeigu aš įlendu kurti kokią svetainę ir man ten užsikabino, pajutau vaibą, tai taip aš nusistatau žadintuvą, kad jisai nuskambėtų ties to momentu ir aš galėčiau išeiti. Nes kito atveju gaunasi, kad aš tenais galiu ir sėdėti visą naktį ir tiesiog. Tai taip, yra tam tikri momentai, bet aš manau, kad čia su laiku, matai, kad kadangi aš šitą veiklą pradėjau tikrai neseniai ir dar yra dalykų, kuriuo aš tikrai nežinau, kaip savo susistrateguoti, bet aš manau, su praktika viskas dėliojasi, atsiranda matymas, suvokimas ir visi kiti dalykai. Tai tiesiog paprastai. O ar šitoj veikloj, dabar jeigu apjungiant tiek skaitimą, tiek tavo veiklą, tavo darbą, ar jauti kažkaip, nežinau, kad galbūt padeda tos knygos, turiu omeny, ar padeda sugeneruoti šiek tiek idėjų, arba galbūt padeda, nežinau, vis tiek tau reikia bendrauti su klientais, su įvairiais žmonėmis, tai galbūt tos knygos padeda rasti tam tikrą prieigą prie jų, nes vis tiek negrožinė literatūra tai yra ir apie žmonės, kaip ir tu minėjai, apie žmonių tipus, apie elgesį, apie viską, tai ar jauti, kad tos knygos kažkokią tau naudą duoda tavo veikloje? Kaip pasakyti, aš sakyčiau, jos man duoda apskritai naudą man pačiai, ne kiek gal mano veikloje. Pas mane idėjų yra pernelyg daug, tai kažkaip niekada dėl jų neturėjau problemų, ką ten sugalvoti. Kitam yra sunku sugalvoti, ką padaryti. Man kartais būna sudėtingiau įgyvendinti savo idėją, nes aš ten prikuriu savo visokių įvairiausių ir kai reikia pradėti daryti, suvokiu, kad ten reikia labai daug dalykų ir labai daug niuansų, ko aš, tarkim, dar šiai dienai neturiu. O kas liečia su pačiom knygom, jos padeda tiesiog atlaisvinti galvoje tą ūžesį, tą, žinai, kuris zvimbia tavo, tą padariau, nepadariau, gal tą reikia, gal tą. Ir kai tu pasineri į knygą, tu skaitai, tu išsigrinini tos dalykus ir tos visos knygos, kurios jos eina per psichologinę esmę, jos nori, nenori, paveikia kažkokią ten neuronų jungtį, kuri tau pasako, kad žiūrėk, čia yra geras dalykas arba čia žiūrėk yra negeras dalykas. Nes mes visi gyvenam tokiam didžiuliam triukšme, žinai, visur viskas ūžia, bėga, lekia, skubam ir visa kita. Ir kol tu nenuvalai viso šito, sunku judėti prieki, nes
Jeigu tada kreiptum dėmesį tai, ką pagalvos apie tave kiti, tai gal ir dabar čia nesėdėčiau, ne? Bet kažkaip aš neturiu šito suvokimo, kad jeigu man pasakys komentarą, kad aš negražiai pakalbėjau ar nusikalbėjau, gerai, ačiū už tavo nuomonę, bet tai yra tavo nuomonė, tai nereiškia, kad mes visi turim vadovautis viena prizme. Tai man tos knygos patinka to, nes ten ir pasakoja, kad apie žmogų, kad jis yra kitoks ir kiekvienas mes matom iš savo prizmės ir kiekvienas mes matom pagal save ir vertinam pagal save. Tai nėra, žinai, kad, oi, šitas daro taip, aš darysiu taip pat. Ne, taip nebus. Tu niekada nebūsi kito žmogaus kopija. Niekada. Tu gali pasimti jo idėją, tu gali pasimti kažką, bet tu vis tiek kursi savaip, darysi savaip, gyvensi savaip ir nebus to tokio, kad visi vienodi. Ir kažkaip ir net neskanu būtų, jeigu mes visi dabar būtume vienodais rūbais, vienodais batais, vienodą stilių ir panašiai. Tai man šitas knygas tiesiog padeda laisvinti savo mąstymą, gal sakyčiau šitaip. Tai gal jeigu teisingai suprantu, tai tos knygos gal, nežinau, ir šiek tiek savivertę augina ir padeda būti atsparesniai, nes, sakykime, daug kas šnekam apie socialinius tinklus kaip apie tą vietą, kur tikrai daug neapykantos slypi ir daug kas bijo būti sukritikuotas, nes tikrai yra laisva erdvė, tai tau turbūt tai padeda tos knygos. Jo, galima sakyti ir taip, bet sakau, aš kažkaip turiu tą kaip jokios imunitetą, žinai, šitam heitui vadinamąją mane, bet arba tiems nepalaikytam. Žinai, nebereikalo socialinėje erdvėje yra labai daug iškeliama tokių klausimų. Kodėl tave palaiko svetimi, o nepalaiko esami? Tai čia vėlgi iš psichologinės pusės yra toks trigeris, kad tie žmonės, kurie tave pažįsta, jie žino, kokie tu buvai, augo su tavimi, matė tave ir jie įsivaizduoja tavo piešinį vienokį, žinai, vienokiom spalvom. Ir tu dabar tampi visai priešingos srities atstovė ir jiem yra sunku suvokti ir jie nesupranta, kol jie nepajaučia to tokio pasitikėjimo tavimi, kad tu esi tikrai savo srity ir kad tikrai tu čia pasikeitei va taip ar kitaip, tol jie tavęs ir nepalaikys. Kai jie persilaužia, jie suvokia, jie pamato, tada taip, žiūrėk, stebuklingai tas žmogus, kuris visada buvo stebėtojas, tampa tavo palaikytojas ir komentarą parašys ir ten dar kažką. Tai tos knygos man tiesiog duoda didesnę prasmę, tiesiog suvokimą kažkokį kitą. Ir apskritai man labai patinka bendrauti su žmonėm ir kaip jokios su įdomiais žmonėmis, kurie turi ten kažkokius išgyvenimus, patirtį, suvokimą, kurie ten gal buvo kažkur iškeliavę į kitą šalį ir savęs ieškojo ir panašiai, tai, nes jie mato gyvenimą šiek tiek kitaip. Dabar tokius turiu kelis dar klausimus, tai vienas galbūt toks provokuojantis, nežinau, kaip jis reaguosi. Įsivaizduok dabar, tau reikėtų mėnesį atsisakyti arba socialinių tinklų, arba knygų. Ir nežiūrėkim tai, kad apie kaip socialinius tinklus, kaip į tavo darbą, bet tiesiog apskritai atsiribot nuo visų socialinių tinklų arba nuo knygų. Tai kurį variantą pasirinktų? Čia dabar toks labai keblus klausimas. Ir tada gal, jeigu taip spontaniškai atsakant, gal ir negražiai, kad čia apie knygas kalbam, tai pasirinkčiau socialinius tinklus. Kodėl? Nes ten yra daug žmonių, su kuriais aš tiesiog kontaktuoju. Nes socialiniai tinklai apima ir Messengerį, ar ten Viberį, ar WhatsApp'ą, ne? Tai aš turiu, pas mane yra nemažai draugų, kurios gyvena užsienyje, arba apskritai yra žmonių, su kuriais aš kontaktuoju daugiausiai per būtent socialinius tinklus, tai jeigu aš atsisakyčiau jų, aš vadinasi atsisakyčiau bendravimo su jais. Kas liečia, jeigu žvelgiant iš tos prasmės kaip socialinio tinklo, ten tų skrolinimų, tai tada galiu atsisakyti, tada galiu pasimti knygą ir skaityti, nes ten gali sužinoti daugiau kažko, negu kad čia toj socialiniai erdvėje, nes ten viskas dažniausiai būna perspausta ir parodyta tik tai, kas gražu, o realių dalykų nėra. Būtent dėl ko šitą klausimą uždaviau, nes jis su kitu mano klausimu siejasi, kad mes tiek daug šiaip dabar ir girdim ir kalbam apie tai, kad socialiniai tinklai galbūt labiau jaunimo tarpe, bet manau, kad ir suaugusiems galioja tas pats, kad atima tą laiką ir galbūt, kaip pasakyti, atima tą laiką, kurį galėtume skirti, pavyzdžiui, knygoms. Tai ar
manai, kad socialiniuose tinkluose daug laiko praleidžiantiems iš tikrųjų yra sunkiau kažkaip persiorientuoti prie knygų skaitimo, nes tiek mes tada tose socialiniuose tinkluose priprantam prie tokio lengvo, to turinio ir tada, kai reikia kažkokią knygą pasimti, ten reikia ir susikaupti. Ir įdėmiai skaityti, kad suprasti, ir ten nėra kažkokių tai šokinėjančių vaizdelių ar dar kažko. Tai kaip manai, ar socialiniai tinklai iš tikrųjų atima ir mažina tą skaitomumą mūsų visuomenėje, ar manai, kad čia tiesiog nuo žmogaus priklauso? Aš manau, kad dalinai tikrai taip, bet vėlgi nereikėtų taip, žinai, piktai kalbėti apie tos socialinius tinklus. Tikrai yra kūrėjų, kurie duoda naudą, yra ir tų pačių psichologų, yra ir tų pačių kažkokių vedlių, pasakojančių apie kažkokią mediciną, apie kažkokius išgyvenimus. Tai socialiniai tinklai nebėra taip kaip seniau, kad buvo tik tais komunikacinis dalykas. Dabar ten gali rasti visko. Nuo to, kaip vienas peša vištai uodegą, iki to, kaip, žinai, ten pasakoja apie rimtus dalykus. Ir lygiai taip pat gali rasti ten didžiausių nesąmonių ir apgavysčių. Tiesiog, jeigu žmogus atsifiltruoja realiai, tai aš manau tikrai ten galima rasti gerų dalykų, bet tu turi atsifiltruoti. O kas liečia dėl to, kad mažiau knygų skaito, aš manau, tas žmogus, kuriam knyga buvo draugas iki socialinių tinklų, tai jinai ir liko draugas. Daugiau, mažiau, gal kažkiek mažiau, nes mūsų tiesiog apskritai visuomeniai nebelieka laiko gyventi. Tai va tame yra pagrindinis dalykas, kai tu pasidarai atostogas ir dabar yra populiaru, ten 2 savaitės be soc tinklų, ar ten savaitę be soc tinklų, aš dingau, jūs išsigandat. Bet tas atsitraukimas nuo socialinių tinklų tai nereiškia, kad tu negyveni. Tu gyveni, bet tu duodi tą laiką savo, tu leidi savo pakvepuoti, tu leidi paskaityti knygą, gal pamedituoti, gal nueiti su draugė kavos atsigerti ir panašiai. Ir tu pamiršti, kad tu ten turi viską pušinti, kelti. Ir tokiu atveju tada suvoki, kad visas gyvenimas nesisuka apie vien socialinius tinklus. Tai aš kaip ir mėgstu labai vartoti tokį žodį balansas. Tai visur turi būti balansas. Tai socialiniai tinklai, ten viskas keliasi, visi pardavimai, visi matomai, viskas ten yra. Tu gali vos ne kaip Google rasti dabar informaciją. Ne? Tai tikslas ir yra padaryti, kad žmogus įėjęs ten surinktų visą informaciją. O knyga jinai yra kitokia. Man, pavyzdžiui, patinka tas momentas, kai tu prieš miegą sėdi su savo brūzgiančia galva ir galvoji, kaip čia susidėlioti mintis ir pasiemi, užtenka 10 puslapių knygos paskaityti ir tu jau nusiraminai, žiūrėk, ir miegelis atėjo, jinai tave ramina, jinai veikia tave kitaip. Tas popierius, palėtimas, tas vertimas ir visa kita. O tas ekranas, jisai tave plaško, jisai kaip tik ta mėlyna šviesa vakare, tai žiūrėk, akis dar labiau išvarvyjusias ir jau tu galvoji čia, dar vieną pažiūrė, o gal dar 2 ir viskas. Tai čia labai tiesiog. Tai nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą ar ne, bet manau, visi suprato, kad reikia ieškoti balanso visur, tiek tarp socialinių tinklų ir knygų, tai kad pažiūrėti kažką socialinėse tinklose nėra bloga, jeigu mes mokam sąmoningai tą daryti, taip pat kaip ir turbūt tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Čia visur, belekur, ką tu bedarytum, kur tu eitum ir kur tu benorėtum atsistoti, visur turi balansas. Mityba, miegas, sportas, knyga ar ten belekas, ką tu darai. Tai tiesiog. Aš kiekvieną kartą, kiekvieno pašnekovo prašau, tai ir turbūt ir tavęs paprašysiu, kad kažkokį tai palinkėjimą mūsų klausytojams pasakytų, mūsų bibliotekos skaitytojams, susijusių su knygomis ar šiaip gyvenimu, tiesiog kažką iš savęs nuo savęs. Tai gal tiesiog pasakyčiau labai paprastai, kad nepamirškit knygų, knygose tikrai yra daug geros informacijos, nesvarbu, kad ChatGPT dabar kariauja pasaulį ir viską gali atsakyti, bet tiesiog, aš kaip ir sakiau prieš tai, turi būti gyvenime balansas, turime mes skirti laiko savo, nes labai dažnai žmonės pamiršta, kas yra laikas savo. Laikas savo gali būti su knyga, laikas savo gali būti su geru draugu, laikas savo gali būti spa centre ar kažkur kitur, tiesiog nepamirškime būti patys savo geri. Tai pirmiausia, tad dėkoju tau už drąsą, už tai, kad atėjai ir papasakojai apie savo skaitimo įpročius, apie tą galbūt, nežinau, netokią populiarią ir netiek išpopuliarintą negrožinę literatūrą, apie
kitokio darbo kasdienybė, kuri irgi nėra tokia jau paprasta, nes turi dirbti, kaip tu sakei, kelių žmonių darbus, nuo buhalterio iki to turinio kūrėjos tavo atveju. Tai dėkoju tau. Ačiū. Dėkoju ir visiems, kurie klausėtės. Tikiuosi, kad buvo įdomu ir lauksime jūsų sugrįžtant pasiklausyti mūsų kitų epizodų, o jų tikrai šiame sezone bus. Iki susitikimo. Iki.